savo laisvę ginant, kitų mes teisės trinam. Ir kurgi tie didvyliai, vėliau klausom sunerime, bet liūtams nebetapas gyvatės landiniai, kur apie pagarbą užsimini po pusės butelio degtinės. Kodėl mes mylime žvaigždės, bet nekenčiam savęs? Ar mus įtikino, kad esame nepilnaverčiai? Vis norim būti mylimi, bet tarp savų pusės nekenčiam. Vis norim būti atviri, bet užsičiam kitus priverčiam. Sveiki, chebryte, šiandien pas mus svečiuojasi Lietuvos hip-hopo legenda, turintis labai daug titulų, analitikas, kritikas, profesorius, entuziastas, šefas ir kardinolas, pats ponas Mironas. Sveikas, Mironai, kaip yra? Labą dieną. Gal tiksliau labas rytas. Viskas gerai. Puiku, puiku. Ką mes tada be jokių mažų įžangų važiuojam tiesiai prie laidos? Sutarim. Iš karto prie reikalo, man patinka. Na, klausyk, be abejo visiems įdomu, nes labai daug žmonių apie tave girdėjau, labai daug žmonių žino patį vardą Mironas, bet mažai kas žino, iš kur tas fenomenas Mirono yra gimęs, kaipgi viskas prasidėjo. Va tokia legendinė persona kaip tu, gal gali papasakot, nuo ko prasidėjo tavo ta meilė hip-hopų, susidomėjimas, visas tas judesys. Nu, tokį žodį parinkai fenomenas. Man atrodo, nelabai tinka mano atžvilgiu. Bet meilė hip-hopui prasidėjo kažkada 80-ųjų metų, taip sakysim, antroji pusėje. Dar tada, žinai, tiesiog viskas, kame buvo kažkoks tai repavimas ar dar kažkas, tai jau kažkaip tai domino. Tik po to gal vėliau netgi atsirado supratimas ten, kame yra kur kas. Ir kadangi vis tiek buvo galimybė kažkokia ir į kaimyninį Lenkiją pavažinėti ir taip toliau, ten kažkiek gal tiek anksčiau visas tas reikalas, savotiškai anksčiau. Bet mes jaugi tais laikais, 80-20-ųjų pradžioje turėjom ir čia, ir Rusijos rinka buvo šalia, kur jau buvo atlikėjai. O tas būtent kažkoks mano toks stipresnis lindimas į visą mūsų kultūrą, jis gal prasidėjo 20-ųjų gale. Aš tada taip pradėjau jau dirbti 90-ųjų viduriuke, susipažinau, mes dirbam vienoje praktiškai firmoje su tokiu ponu kaip Kipišas iš Katlavano. Tai per Kipišą aš atsiradau ten, vis vaikščiojom pas Kalianą, iš Lilkrų į jo namus į Karavos važinėjom. Kipišas supažindino mane tada su Svaru, kuris tada kaip tik tarsi kaip ir išsiskyrė su savo kitų partnerių iš G&G ir buvo kažkokie atsirado bendri reikalai, atsirado pasiūlymas, gal reikia kažkokį internetinį puslapį daryti. Vis tiek kažkokios priėjimas prie informacijos buvo, tai kodėlgi ne, o tais laikais reikia turėti omeny, kad tai nebuvo tas internetas, tai nebuvo tas kaip dabar. Tai, tai buvo ir mažiau informacijos, ir buvo sudėtingiau gal iš dalies pasiekti, ir tai, dauguma vis tiek kažkokie, jeigu buvo kažkas atkeliaudavo į Lietuvą, tai buvo vis dėlto spauda, tai kažkokie žurnalai, ten, žinau, yra Pages, ten, Sorsai, ten, iš Lenkų klanai, Slizgai, ten, tokie maždaug. Ir ta visa pagrindinė pirminė informacija hip-hopo keliavo būtent iš ten. Tai vat mes ją pabandėm su Svaro, vėliau prisijungė dar keletą žmonių, kažkaip tai sugrupuoti, sucentralizuoti po vieno puslapį vėliavą. Ir vat taip kažkaip taip po truputį viskas išjudėjo į to, ir po to atsirado ir pasiūlymas dėl radio laidos, tai kurį mes irgi priėmėm, nes nors ir patys tokie nežinovai iš tikrųjų buvom ir tiek nežinojom, bet jeigu yra galimybė daryti, tai reikėjo daryti ir kažkaip žiūriu, kad, aišku, kai kurie dalykai jau iš laikų išmirė, jie tiesiog kiti laikai, kitos žaidimo taisyklės, bet, matot, kiek daug visko išaugo ant to tokios dirbos, kiek daug atlikėjų ir grupių ir šiaip. Dauguma jaunos kartos gal iš tikrųjų nelabai ten žino, kas ten kur kada, ir jiems nelabai tai yra aktualu tas šaknis. Bet malonu iš dalies tapti kažkokiu dideliu dalim,
kažkokios Nes istorijos. jūs pagrindus iš tikrųjų užmūrėjot labai stiprius ir, kaip suprantu, vis tiek veikėt ant tam tikro entuzijazmo, ar tai vis tiek vyko, ta prasme, kad jūs tiesiog norėjote tai daryti, ar jūs tikėjotės gauti kažkokią ir finansinę grąžą iš to ir pažengti kaip žinomiems žmonėms šitoj kultūroje, ta prasme, ar jūs buvote, tu pats save laikai tiesiog pionieriumi? Ne, nu, kažkokių idėjų, kad iš to kažkokia bus finansinė nauda ir nebuvo niekada, man atrodo, nei pas Svarą, nei pas mane, nei pas mane tais laikais, nei pas Trikas buvo, kažkiek tai ten rašė ir taip toliau. Ypač, kad kažkaip niekas tais laikais negalvoja, kad hip-hopas bendrai kažkam kažkokią finansinę naudą gali ir išvis bendrai atnešti. Jis ir dabar taip savotiškai Lietuvoje išvystytas. Yra viena kita grupė, kurios gali surinkti arenas, kurios kažkiek tai gali gal gyventi iš tų koncertų, iš tų turų pasivažinėjimų, bet šiaip tai yra toks, vis dėlto, ypač dabar, tai vėlgi pavirto tokį savotiškai. Pas mane yra kompas namuose, aš galiu pilnai užsiminėti kūrybą. O tais laikais niekas, ir mes, man atrodo, niekad iš tikrųjų neturėjome jokių, aš asmeniškai jokių finansų iš to viso reikalo gyvenime negavau, mes daugiau kišdavom, nes vis tiek patogiai atsirado ir Gatvės lygos ne vien radijas, bet ir savotiškai leidybinė firma. Tai ta leidybinė firma vėlgi buvo taip, pirmie albumai, kažkokie dalykai, nežinau, tas pats Ultimatumas pirmas, tiesiog pas mane darbėjo viršelį atspausdinau, pas Svarelį kažkur kažkas paprikipą tų kompaktų, kažkiek tai gal reikia pinigėlių įdėti, jau kada reikėjo daryti gražesnius viršelius ir taip toliau. Ir ant tiek tai ir būdavo, žinai. Aišku, tais laikais ir atlikėjai, kurie pas mus atnešdavo savo albumus, buvo daug svarbiau tą albumą išleisti, kad jis kažkiek tai vis tiek malonu buvo turėti. Ir dabar gal daugumai malonu turėti vinilinį plokštelę ar kompaktą, ar kasečių mes nekėpėm tais laikais. Mamanė gal tik tai darė. Ir, kažkaip, kad juos paminėtų, kad jie kažkaip, tai visiškai kitokie buvo, kitaip negu dabar. Jo, biškai kitokia ideologija, nes įkūnyti savo veiklą visą laiką, man atrodo, bet bent kuriam kūrėjui, tu žiūrėk ar į rašytojus, ar į muzikantus, įkūnyti savo kūrybą kiekvienam tikram kūrėjui, man atrodo, yra labai svarbu. Ar tai padaryti albumą, ar parašyti knygą, tarkim. Taip. O Chebrytė dar sakydavo, anksčiau žiūrėjau, interviu iš Саня Мёд, kai jis darė tą visą dokumentiką hip-hop в Литве от первого лица. Ir labai daug žmonių kalbėjo, kad kai reikėjo kažkokio muzono gauti, o tuo metu, kaip tu ir sakei, kad pagrinde ateidavo muzika iš fizinių kaimynų, ne per internetą, o grinai iš tų šalių, kurios yra netoli Lietuvos, iš kaimininių šalių. Tai tu turėjai kažkokius ryšius, ta prasme, toj pačioj Lenkijoje, Rusijoje, per kurios tu galėjai gauti, ar tau kažkaip, nes užsakyti internetu tu negalėjai? Užsakinėjimai mano internetu prasidėjo gal kokiais 90-ųjų viduriuke. Kadangi aš jau tada pradėjau dirbti, pas mane atsirado tų finansų, kuriuos aš galėjau, taip sakysim, kišti į kažkokius užsakymus, aš gal labai gražiai susidraugau su tais laikais egzistuojančia muzikos bombos parduotuvė, Solesai. Aš ateidavau jiems su pavadinimais, mes jų katalogus išieškodavom kažkokius albumus, aš net negirdėjau, kas ten tokio iš tikrųjų. Tai, pavyzdžiui, pas mane grinai aklai savo laiku atsirado, nežinau, Company Flow, pirmyti dalykai, tiesiog kažkur buvo labai geras recenzijas, tai turi būti bomba, aš girdėjau gal ten vieną kitą gabalą, bet tu aklai tiesiog užsakinėdavai kažką tai. Plius, kai keliaudavai į Lenkiją, Lenkai jau kažkaip jie žymiai anksčiau už mūsų, ir jie pradėjo patys kepti kažkokius ir originaliai kažkaip tai leisti jau tos produkcijos, ir jų hip-hopas jau tais laikais pradėjo gan gerai, gražiai teisinga kryptimą eiti. Ypač, kad jie visą laiką buvo labai stipriai įtakoti to pačių prancūzų. Tai prancūzai irgi, prancūzų hip-hopas įtakavo ir mūsų visus. Ir savotiškai galima sakyti, kad tas pirmas hip-hopas, kuris patekdavo į mūsų radiją ir visą kitą, tai buvo toks savotiškai mūsų tokia diktatūra, žinai. Man patikdavo, tai jeigu paklausyti pirmas laidas, tai mes ten rasim visokius Mr. Leafus, ten ta.
Tai, ką gal iš tikrųjų visi MTV ir ten kažkokie kiti kanalai, ten Viva, ten, kuris turėjo ten kažkokius hip-hop laidas ir taip toliau, jie to kaip ir nelabai dažnai rodydavo, bet man patikdavo taip, ten mamanį patikdavo taip, ten Svarui ten patikdavo dar kažkaip. Pas Svarą ten buvo, kadangi jis dirbo tais laikais būtent su muzika susijusiai firmai, ten sėdėjo sandėliuose, pas jį visą laiką buvo kompakto, kasečių, tai dar buvo kasečių ir tai kažkaip pas jį būdavo, pas mane būdavo, aš tada užsakinėdavo. Plius mano giminės, mano teta, jinai iki dabar gyvena, nuo tų laikų gyvena Švedijai. Tai mane taip vasarai kaip į kaimą išsiųsdavo į Švediją. O Švedijoje irgi galima buvo pasikrapštyti po muzikinės parduotuvės, pažiūrėti, ir ten jau buvo ir tų padėvėtų kažkokių galima buvo pripirkti kompaktų. Ir švedų hip-hopas jau tais laikais gan gražiai gyveno ir gan riebiai. Ir festivaliai ir taip toliau. Tai ta muzika atkeliavo iš visų galvų. Tas pats, kai mes, sakau, susitikdavom pas Katlavaną, pas Kalianą čia Karaluose namuose. Tai pas jį irgi visą laiką buvo kažkokių ten kasečių, kažkokių albumų, jis man, aš jam, ten dar kažką, ten perrašymai pastovi, ten viršelių kopijavimai. Buvo šiaip smagus laikai tokie. Ir tos produkcijos nebuvo tiek. Plius Vilniuje dar tie, kas iš tų laikų domisi, egzistavo tokia parduotuvė kaip Zaraza. Čia dar jau Ultrarepas buvo, man atrodo, radio laidos buvo, dar kitos. Tai Zarazai, tarp viso to metalo ir taip toliau, jie labai gražiai taip darė tas piratinės kopijos ir hip-hop albumų. Tai labai daug to būtent pirmo hip-hopo į tokį, aš dar mokyklą mokinausi, tai aš atsimenu, atkeliaudavau iš tos Zarazos. Visi Beastie Boys pirmi, ten Cypressai, ten kažkokie ten rinkiniai, ten publikenimi visą laiką. Ypač, kad tais laikais tai vis tiek hip-hopas buvo tokia stipriai alternatyvinė kultūra, o Zaraza ir ta muzika, kurį pristatinėjo, ten hardcore'as ir ten metalas kažkoks, tai jie vis tiek irgi buvo alternatyva. Trynėsi kartu. Jasna, jasna. O, tarkim, kadangi tu turi tiek daug titulų, žinai, ir analitikas, ir kritikas, nes hebra, net irgi senais laikais, aš atsimenu, kai klausinėjai žmonių, net kalbėjom su Auriza, jis taipogi sakė, anksčiau, kai ten dar vaikas, jis buvo piplys, iš viskam nors parašo, visi sako, jeigu nori įvertinimo gabalo, siūsk Mironui, nes Mironas yra analitikas, kritikas ir žinovas geras, žinai, bet tu taip pat esi ir organizatorius ir kaip sakoma ant žargono zavadyla, žinai, bet iš visų tų titulų ir tavo veiklos visos, kuri rolė tau pačiam yra labiausiai patinka, sukelia daugiausiai žavesio, kurią jauti ryšį? Tos titulus nežinau, kas ten sugalvoja. Kai kurie ten netgi tas pats profesorių hip-hopas, tai yra, žinai, jau geriau ten ponui Džoniui atiduot tą titulą, jis ten ir seniau žmonė, tai visas reikalais išsiminėja ir taip. Bet, aš nežinau, aš tiesiog žmogus, kuris turi savo nuomonę, kuris turi savo savotišką skonį. Aš nebijau iš dalies skirtingų, žinai, kažkaip aš bandau neužstrigti kažkokiam vienam hip-hopo pakraipo ir taip toliau. Ir aš gan atvirai žiūriu netgi kažkokius pirmus tokius keistus bandymus, nes daug iš mūsų atlikėjų kažkada turėjo pirmus gabalus rašytus. Ir jie nebūtinai buvo kažkokie labai geri ir taip toliau. Bet tą nuomonę išsakyti ar kažkokį žinai, kaip mes rašydavom hip-hop LT. Kai atnešdavo parašytais laikais jau buvo recenzijos, dėl reitingų, jeigu kad tave skaitytų ir taip toliau, kad sukelt kažkokį šurmulį, aišku, gerai parašyti šūdas, ten visiška muzika, ten išvystant apkraudžinai, ten kažkokiais tokiais negatyvais, žmonės mėgsta tą negatyvą, kaip įdomu. Bet aš vis dėlto buvau linkęs, kad, kam žinai, ten žudyti tavyrėje, jeigu pas jį pirmas blynas ten šalies prikipė. Aš galiu išsakyti savo nuomonę ir aš visą laiką akcentuoju, kad tai yra grynai mano nuomonė. Ir egzistuoja gal krūva žmonių, kuriems tai labai patinka, ten, nežinau, galų galia mama močiutė ar ten klasiokai, kuriems, žinai, ten tas. Kai kuriems aš sakydavau keletą kartų, kad, gal neverta, žinai, visą šitą reikalą lysti.
Bet kai kurie labai gražiai įsitaisė ir klausė iš tikrųjų tas pastabas ir rašinėja ir dirba iki dabar. Aš gal daugiau aš žmogus, kuris kišu savo trigrašą į visokius reikalus, kur reikėjo kažkam kažką padėti, aš visą laiką maloniai padėdavau, kur reikėjo kažkokios muzikos ar patarimų ir taip toliau, aš maloniai dalindavau, nes aš turiu tokią vieną dalyką, kad mums iš tikrųjų priklauso tik tai, ką mes atiduodam kitiems. Čia ir aš vadovausiu tą taisyklę ir virtuvėje, ir man atrodo, ir muzikai lygiai tas pats. Tai vat, o ten profesorius ne. Reikėjo kažkur pateisėjauti, aš taip subjektyviai galiu pateisėjauti, žinai, iš savo pusės. Reikia kažkokį, nežinau, davai išleidžiam kažkokį ten kažkieno kasetė buvo taip. Davai išleidžiam, galiu kažkiek tai prisidėti, žinai, finansiškai, ten organizuoti tą ir tą. Reikia, žinai, ten radijo, gerai, davai radijo, galėsiu ten muzoną padėlioti, ten pas mane gal kažkiek laiko yra, ir tu muzoną visą laiką atkeliaudavo kas savaitę, žinai, kur ten neužtekdavo 1-2 valandų laidos, kad, žinai, viską parodyti. Parodyti kažkam, tai kad kažkas tenauja, tai kodėlgi ne, tai yra visą laiką puiku. Reikia dalintis tą muziką, reikia dalintis tą informaciją, reikėjo anksčiau ir, man atrodo, reikėjo ir dabar. Aišku, dabar, kiek aš pastebėjau, labai dažnai vis dėlto yra tas toks susivienodinimas, žinai, nebūtinai atlikėjai nori turėti savo veidą, jie tiesiog nori kažkokį tokį daryti ir tokiam sukurti tokį susipinusi garsų, tokį chaoso kartais, bet ir tarp jų yra gerai ir smagu ir iš jų, taip savo laikais irgi buvo, kiek šiukšlių, kurie nusėdo, žinai, tam puodė su purvinu vandeniu, kažkas viršuje, kažkas ant dugno. Pato kažkas ant dugno dažniausiai nukeliauja į šiukšlės, jos pamiršta, niekas nežino. Tie, kas viršuje, kažkas gero, jie yra viršuje. Jo, atsimenu, bet žinai, man irgi aš dabar taip pastebiu tą tendenciją, kad biški, jeigu anksčiau, tarkim, aš be abejo atėjau daug vėliau į šitą kultūrą negu tu, mano kelias prasidėjo kaip klausytojo 90-ųjų pabaigoje, jau kaip veikėjo 2000-ųjų pradžioj. Ir per Hip Hop LT forumą, kaip tik po to jau vėliau PMP Rockers. Ir anksčiau atrodydavo, bent jau mano akimis atrodydavo, kad ta visa repo scena, nes aš tik galiu kalbėti apie repą, aš negaliu kalbėti apie visą hip hopo judesį lietuvišką, nes aš nieko bendro su jo neturiu iš tikrųjų. Bet va, iš repo pusės atrodė, kad tas repas buvo kaip klubas, žinai, kad va, vyrė visi darė gabalus ir duodavo kitiems repams paklausyti, jeigu patinka, žmonės iš karto prikabina, visur skamba gabalai. O dabar atrodo, kad netgi, aš nesakau apie visus, bet yra tokia tendencija, kad žmonės net jie automatiškai žiūri į kitą reperį kaip priešą, žinai, kad kaip konkurentą. Ne kaip savo brolio, kaip konkurentą, ta prasme, nesidalina, neklauso, gero žodžio nepasakys, žinai. Ir gal tiesiog man tai akis krenta, aš nežinau, gal aš esu toli ir aš tiesiog nematau tų gerų dalykų tokių, žinai. Bet va, mano nuomonė tokia ir kažkaip man tai yra šiek tiek keista. Dėl to aš gal ir per pastarosius 2 metus kažkaip kišu tą nuomonę, kad pamirškite apie reperių nuomonės, svarbiausia, ką pasakys jūsų klausytojai. Atsižvelkite tai, ką sako jūsų klausytojai, o ne į tai, ką sako kiti reperiai, žinai. Ir gal iš dalies aš irgi prisidedu prie to konflikto, būtent tokių požiūrių, bet va, toks mano pastebėjimas menkas. Jo, iš dalies gal anksčiau, bet yra ir aišku, ir dabar visi kepia kažkaip vieną pyragą, o dabar toks jausmas, kad visi kovoja, kad didesnį gabalą to pyragą paimti. Ypač, kad tokia šalis kaip Lietuva, rinka yra maža, nėra tų, žinai, klausytojų tiek ir labai dažnai dabar, hip hopą galima išgirsti visiškai iš pravažiuojančios mašinos, kur ten žmonės tiesiog jiems tai patinka ir viskas. Ar ten visas pulkas mergaičių, kurios ten dėvina lylą, žinai, ir taip toliau, dėl to, kad, jiems tiesiog imponuoja, žinai, vyrukas. Ten, kūryba jiems ten gal nelabai, žinai, ir kiek ten visko yra įdėta, kiek už jo pečių yra istorijos ir visa kita. Ir hip-hopas tiesiog yra, vis tiek popkultūros dalis, tai nėra toks undergroundas alternatyva ir taip toliau, kaip tai buvo anksčiau, o popkultūra savotiškai žaidžia pagal kitokias taisyklės. Ir kadangi rinka yra maža, tai čia jau reikia, žinai, spėt
pirago gabalą išpjauti. Ypač, kad kai kurie atlikėjai ir mūsų žinomi atlikėjai, jie iš dalies, jie kažkaip vis dėlto nori ir tikisi jau mūsų laikais gyventi iš to, ką jie daro, kadangi tiek pinigų, tiek laiko, tiek energijos, tiek sveikatos buvo įdėta visą tą kūrybą, kažkokį vis dėlto tikisi gauti. Aš neminėsiu, ir atlikėjų, aš metu darbą, aš noriu susikoncentruoti ant to. Ir labai dažnai po to sprendimo, kai tu nori kažką daryti ir jau mintis yra, kad tu nori tai daryti kad būtų kažkokie pinigai, kad būtų tas torto gabaliukas pas tave ant stalo, tai pakeičia jų kūrybą, nes, žinai, nors prieš tai daug metų jie važiavo visų tų komercinių, po to, žinai, kažkaip taip. Viskas keičiasi ir žmonės keičiasi ir mes augom, pas mus atsiranda. Tai buvo 900-ieji, ten ir 2000-ųjų pradžioje, čia buvo laikai, kai mes dar nebuvom apsikrovę šeimom, vaikais ir kreditais, kažkokiam problemom ir taip toliau. Mes gal daugiau galėjom būti iš idėjos. A jau po to, žinai, pradeda ten kažkiek kitaip. Jau vien, žinai, reikia ir šeimą išlaikyti, a ne ten į studiją pinigus mokėti ar ten, žinau, kažką tai. Jo, nes aš irgi, žinai, aš kalbėjau su vienu, aš neminėsiu vardų, su vienu iš gerai žinomių atlikėjų Lietuvoje, kuris surenka gan daug žmonių koncertuose ir jis tiesiai šviesiai sako, žinai, ką Kulka sako, man tiesiog, aš kai kažką darau, aš bandau pagalvoti, kokią poziciją man reikia užimti. Ir aš pagal tą poziciją bandau apipavydalinti savo kūrybą, kad aš nenoriu dirbti. Aš noriu dirbti ties savo kūrybą, aš noriu gyventi iš savo kūrybos, dėl to aš turiu kažką paaukoti ir užimti savo tam tikrą poziciją. Ir aš iš dalies, kaip vėlgi žmogus pasirenka tai kaip darbą, aš tai suprantu. Iš kūrėjo pusės aš jokių būdų neteisiu, tiesiog galiu pasakyti, kad man ne taip, aš pasirinkau kitą kelią, aš savo pinigų, tarkim, įteklį turiu iš savo darbo. Ir repą galiu daryti laisvai ir nepriklausomai taip, kaip man leidžia. Ir aš neturiu jokių fantazijų, kad aš ten kažkada važiuosiu į Lietuvą, rinksiu arenas ar kažką tokio. Man tiesiog įdomu realizuoti save tiem žmonėm, kuriems patinka mano nuomonė. Bet tuo pat metu, kaip tu ir pasakei, kad yra tos svajonės, kad tu iššoksi į repą ir negalėsi dirbti. Bet realybė parodo, gal 5-6 metus tu gal dar ištempsi, bet kai atsiranda antra pusė, kai atsiranda vaikai, kai jau norisi kažko biški komforto ir ramybės, tada jau gaunasi, kad labai daug žmonių pasirenka darbą ir nusivili to repu ir baigia jį daryti, nes taipogi yra kai kurie anksčiau gerai žinomi žmonės iš Klaipėdos tos pačios ir sako, man nėra tolko to daryti. Niekam nereikalingas tas repas, žinai, taip sako, ant tiek nusivili žmonės, nors iš tikrųjų yra perspektyvūs kūrėjai. Ir aš nežinau, aš taip biški žiūriu kitaip, žinai, ta prasme, kad, tarkim, kūrėjas neturi teisės kaltinti klausytojo. Klausytojas turi būti kaip savanoris, o ne prievolė. Tad jeigu mes kaip kūrėjai negalim išlaikyti tam tikros klausytojų masės, reiškia, tai ne klausytojų problema yra, o yra mūsų problema, kad mums neišėjo jų sudominti. Kad galbūt tuo metu gal mums reikia pakeisti veiklą ir nedaryti repo, o daryti kažką kitą, kad mūsų išgirstų mūsų mintis, gal mums tai yra svarbiau. Bet repas jo Lietuvoje kažkaip tai pažiūri, jis man brangus yra, žinai, man labai brangus yra, bet man labiau brangus jis yra kaip organizmas, o ne kaip veikla, būtent kaip dvasia ta repo, tai man yra svarbi, nes mane dažnai galima pagauti sakant, kad man nusispjaut ant lietuviško repo, bet man iš tikrųjų ant jo nenusispjaut kaip ant kultūros, o man nusispjaut ant jo padėties iš dalies, žinai. Gal tai irgi yra neteisinga, bet yra kaip yra. Bet, nežinau, mes, kaip ir kitokia rinka, mes maža šalis. Žinai, ir gerai, tu gali dirbti savo darbo ofise, žinai, o porą kartų per mėnesį, žinai, su savo draugais susirinkti, pagrot kažkur klube, žinai, savo malonumų, žinai, ten susirinks, ten tu, žinai, netiek daug žmonių, ten tu neplanuoji, kad ten, žinai, tu uždirbsi iš tų pinigų ir taip toliau kažkiek tai bus ten, žinai, tavo draugavom talaus. Bet tu gerai praleisi laiką, tu
ten susirinks tavo žmonės, kuriems patinka tavo kūryba. Nu, tai yra vienokia hip-hop kultūra, tai yra ta puikioji išteklė iš dalies. Gerai, aišku, puiku pažiūrėti, žinai, ten Amerikoje, ten kokie pinigai sukosi būtent toj kultūroje. Ten, nežinau, ne Amerikoje, čia ir Europoje kiek pilna tokių, žinai, pavyzdžių. Bet tai yra, nu, tos pačios kultūros skirtingi, žinai, veidai ir kas tau patinka. Aš per tiek metų vis dėlto gal likau prie to ir man daugiau malonumų suteikė, žinai, tai nedideli klubai ir nedidelės salės. Aišku, smagu kartais nueiti, gal pažiūrėti, ten, žinai, pasinerti visą tą energiją ir visą kitą, ten, žinai, kokie ten didžiulį atlikėją, ypač kai tai yra padaryta gerai. Tai, o taip jo, ir tai nėra vien repo, tai yra ir grafiti, ir breakdansas, ir ten visi kiti elementai. Anksčiau gal jie labiau buvo susipinę, kai kurie pato kažkaip mes atskirai, ten, mes iš vis to repo neklausom niekam mums, kai kurie ten taip, nu. Taip, man atrodo, kas kartą 90-ųjų visi ten bandė kažkaip tai break pašokti, kažkaip ant sienos papaišyti. Ir parepuot kažką ten nors namuose, žinai, kokį ten instrumentalą kažkur tai rasto, ten belė kokių kokybei. Ir ten, nežinau, ir, nu, padidžiau, taškus sudėtingiau buvo dėl techninių kliučių. Nu, bet vis tiek. Bandė visur save išbandyti, o po to atsėjo, kur jaučiasi geriau. Bet jo, ta tendencija buvo iš tikrųjų, aš atsimenu irgi. Net ir 90-ųjų pabaigoje, kai pradė repų domintis, visi aplink ten breiką bando šokti, po mokyklos eina į aktų salę pašokti breiką, naktimis einam papaišyti ir be abejo ten pilna parnucha gaunasi, žinai, bet po to apsistojo ties vieno, kas va būtent patinka, ką žmonės priema, iš kur gauni daugiau, kaip pasakytos, emocinės grąžos, ne? Kai žmonės investuoja savo emocijas ir palaikymą į tave. Jo, bet tai, žinai, priveda prie kito klausimo, man atrodo, tu iš dalies jį atsakei, gal aš jau net ir žinau tavo atsakymą, bet man va įdomu išgirsti, gal tu turi pamastymų ir kokį receptą ateičiai. Tarkim, va, jeigu mes žiūrėt į mūsų kaimynus, tos pačius va, Lenkus, Prancūzus, Rusiją, kur yra visų pirma, be abejo, daug didesnė populiacija, taigi labai daug kas remiasi į kalbą, kiek žmonių kalba tą kalbą, kurią yra repuojama ir nuo to tu paimi tos klausytojus kiekį, ne? Bet va, tarkim, yra tos kartos, ypač naujos, kur jau atlikėjai yra išaugę grinai ne ant amerikietiško repo, kai buvo mūsų laikais, o ant savo tautiško repo. Tai tarkim, Lenkai išaugę ant lenkiško repo, Rusai išaugę ant rusiško repo, Prancūzai išaugę ant prancūziško repo ir jį daro. Ir taip gaunasi, kad tas va, būtent repas ir visa hip-hop kultūra jį gauna prieskonį būtent tos tautos, žinai. Va kaip tu manai, ar Lietuva gali sakyti, kad mes jau atsiribojom nuo tam tikrų postulatų, kurie atėjo iš praeities, iš tų įtakingų grupių Amerikos, o gal mes turime galimybę išvystyti va, būtent savo nacionalinį prieskonį lietuviško hip-hopo? Nu, mes esam tauta su labai unikalia kalba. Jeigu ten kažkokie įmam lenkus arba rusus, nu, vis dėlto jų rinka netgi yra šiek tiek už jų šalies ribų. O mes tauta su labai unikalia kalba. Kiek aš pastebėjau per tiek metų, nelabai daug iš tikrųjų atlikėjų pas mus bandė kažką tai daryti angliškai ar kažkokiam kitom. Ten, nu, rusiškai buvo, ten ir buvo mūsų ir Lil Crew ir taip toliau, ten ir Trimitas leido visokią produkciją būtent rusų rinkai. Ten kitas klausimas, ant kiek ten būtent, kai toks lašas buvo įmestas į didžiulį puodą, jis ten kažkokį įtaką tai padarė, bet, nu, tai buvo ir... O Lietuvai, nu, mes visą laiką turėjome labai gerus muzikos kūrėjus, žinai, tai mūsų produkcija, netgi jeigu tu nesupranti, tu, nežinau, gali paimti Misijos albumą ir tu puikiausiai gali klausyti ar čia, ar aš ten grodavau, žinai, ten kažkur ten Slovakijoje radio stotį. Jis lygiai taip pat puikiai yra priimamas, nes ten yra tas unikalumas, ten yra kažkoks savitas garsas, jie nifiga nesupranta, apie ką ten yra dainuojama. Žinai, reikėtų gal biškį paversti, bet taip yra, nežinau, taip patys dėspotai važinėja, nu, jie puikiausiai galėtų ko gero ir ten, ir, nežinau, ir pabandyti ir gal ir vokiškai iš dalis, arba ten angliškai, nu, bet jie tiesiog, jie žino, kad jie
turintis tokį, žinai, tokią vibe, tą savo tokią energiją visą, jie moka tai padaryti gerai, jie moka gerai padaryti muziką, jie moka gerai ten, nežinau, tai pateikti ir padaryti gerą šou ir netgi nesuprasdamas tu vis tiek, žinai, tau tai patiks. Rinka iš tikrųjų yra labai maža. Ir mes su savo kultūra, mes galėtume gal važinėti, didžiajam gal iš dalies kokiam paprasčiau, žinai, ten breakdansų šokėjai, žiūrėjau, mūsų ten, ypač paskutiniu metu, kur mergaitė laimėjo. Bet Džiugios naujienos, beje, labai džiugios naujienos buvo. Pas MC vis dėlto yra labai svarbu būtent apie ką jis ten, žinai. Tu jauti tą flow, žinai. Mes irgi ten klausydavom prancūzus tavo laikų, ką mes ten suprasdavom, ar vokiečius. Ten vieną kitą žodį, žinai, man ten kažkas ten verti. Bet tu jauti, žinai, tokį gerą derinys, toks bombinis muzikos, žinai, tas visas flow, ta energija, ten tie klipai ir taip toliau, ten kažkokius ten priedainį maždaug įkirti, kad ten nureiškės apie tai. Žinai, o ten po to su laiku, taip kaip ir su anglų kalba, dabar kai kurios atlikėjas paklausytų visiškai kitaip klausai, nes kažkada ten 20-ais. Nes tu jau dabar gali normaliai suprasti, apie ką jie ten dainuoja, žinai, apie ką ten tie gabalai čia. Tai kažkaip taip, Lietuva nežinau, mes gal daugiau galim kažkur už Lietuvos ribų keliauti su savo kažkokia elektroninė arba hip-hopinė tokia atmainos, žinai, instrumentinė muzika. Lietuvių kalbą nemanau, kad ten mus labai, pavyzdžiui, kažkur ten grėbtų į kažkokius festivalius ir taip toliau, žinai, po Europą. Jeigu ten angliškai, bet žiūrėk, DNK, jie angliškai, jie išleido, jie liktai leido ir vinylą kažkur ir Vokietijai ir savo laikais, ten singlis ir taip toliau. Bet nepasakyčiau, kad priekį pajudėjo toliau, nes ten būtent tokio plauko atlikėjų, su tokia stilistika, su tokiu flow, yra žymiai daugiau. Jeigu čia buvo ten vieni, ten viena, dvi grupės, kur grodavo kažką tai panašaus. Ten jie patenka viengitas, jų lašas į didelę jūrą ir kad jau to jūro išsiskirt, jau reikia turėti kažkokio unikalumo. Jau, žinai, tada geriau paplaukit savo vandenyse, nes čia netgi jeigu tu kokia mažytė žuvytė, tu gali būti, žinai, didelis plėšrūnas. O kai patinki didelių ryklių jūrą, tai ten jau gal tave gali suvalgyti arba net kreipdėmėsi visiškai. Jo, nors šiaip pažiūrėjus tas pats ir D ir Kami, jie gavo tam tikrą pripažinimą tarp klausytojų, jeigu spręs, tarkim, iš YouTube matosi, kad žmonės iš visų kampų klausia, bet jo, tu teisingai sakai, kad ta prasme, kai pažiūri į pasaulinį lygį, reikia būtent to kažkokio kaip prieskonio. Aš jokių būdų nemetu akmens, nei Mironas, nei aš nemetam akmens į D ir Kami pusę, jokių būdų tiesiog, kalbam, diskutuojam apie tai, analizuojam, nes Mironas yra analitikas, kągi daryti, jeigu neanalizuoti. Bet tarkim, pasakyk, Mironai, prie ko aš irgi bandžiau palinkti su tuo klausimu, ar įgaus lietuviškas, dabar kalbam tarkim apie repą, lietuviškas repas tokią formą, kad atsiras MC, kuris galės pasakyti, aš užaugau ant lietuviško repo ir dabar aš lietuvišką repą darau. Pas mus savo laiku buvo karta, kuri išaugo ant to pirmų lietuviško repo. Mes visi augom, beklausydami, nežinau, tos pačios Uzi, Pompas, ten ir taip toliau. Yra karta, kuri išaugo ir kuri pradėjo kurti dėl to, kad buvo ir yra sindikatas. Dėl to, kad buvo ir Dėspeta iš Mėkla Viper ir ten krūva kitų grupių. Jie išaugo ant jų kūrybos. Jie nelabai klausydavo ten kažką tai, bet, nes tai yra mūsų hip-hop kultūros pagrindai, tai yra mūsų šaknis. Ir negalima augti kažkur, tai jeigu tu ignoruoji savo šaknis. Bet yra krūva atlikėjų, nežinau, kuriems ten, partikdavo ten Dirty South, ten kažkoks ten trepo atlikėjai iš kažkur, tai ten iš Japonijos, ten iš Amerikos ir jie auga ant to. Bet nežinau, tas pats nežinau, iš paskutinių gal, pažiūrim, nežinau, Microvaną. Ja? Ant jo kūrybos išaugo didelė banga atlikėjų.
Nes tie albumai, kurie čia prieš keletą metų, žinai, išeidavo, buvo tiek daug naujų albumų, kurie buvo ant tiek stipriai įtakoti būtent Mikrofonų kūrybą. Ir nors Mikrofonas, aišku, buvo įtakotas ir ten kitokios kūrybos, ten daug būtent to tamsaus, ten amerikietiškų skambesių, ten Detroitas ir ką, neatsimenu. Tai vat, ir jie augant mūsiškių, ir tie Tifas ten ir dar kažkas, tai jie, taip sakysim, jie jau yra produktas išaugęs ant mūsų produkto. Tai yra jau kitokia karta, tai jau ne ta karta, kurie, ten, jeigu ten Mikrovanas gal auga, ten irgi ten mūsiškių atlikėjų iš dalies pradžioj, po to atsiranda kažkas kitas. Čia tiesiog, tavo tas akiratis, žinai, jis prasiplečia. Ir tai yra labai gerai prasiplečia, ir, žinai, ir keičiasi visi, ir skoniai keičiasi, nežinau, mes paimsim tos pačius Despotus, tai vienokia muzika, nuo kurios jie pradėjo, su vienokia įtaka, ir mesgi tada aš atsimenu tos laikus, kai ten Viperis atvažiavo tik į Vilnių, ir kai jie susipažino ten su Šmėkla, ir po to ten kažkiek vėliau atsirado tas. Į tai, kas jie daro dabar pažiūrėkit, jie jau išaugino ir, nežinau, ten, mūsiškių ten šiuolaikinio hip-hop atlikėjų. Labai daug. Jo, jie jau žmonės, kurie augina kitus žmonės, žinai, ir jie yra tokie, jie gavo ten, pas mus yra atlikėjai su legendiniu tokiu statusu, ten, kai kuriems iš jų galima buvo, nežinau, čia kaip aš sakau, Nasas galėjo rašyti savo ilmatiką ir po to jis galėjo ten mirti. Jis jau legenda, žinai, jis po to albumų. Nes kai kuriems atlikėjai kartais, žinai, sveika ir mirti, aišku, po savo pirmo, antro albumo, kad po to nebūtų viso to šūdo, kurį ten pradeda rašinėti. Tai ir pas mus, žinai, yra daug tų atlikėjų, kurie jau turi tą legendinį statusą po savo pirmo, antro, trečio albumo ir jų kūryba visą laiką liks ir kai apie juos šnekės, žinai, yra žmonės, kuriuos mes gerbiam ir yra žmonės, kuriuos gerbia tų žmonių, kuriuos gerbiam. Tai iš dalies, ten, žinau, ten Džižinis Sindikatas yra krūvo žmonių, kurie išaugo ant jo, ten tas pats Lylas. Ir yra pulka žmonių, kurie labai mėgsta ir viską gerbia, žinai, Lylą, bet Lylas iš dalies, ko gero, taip manau, kad jis gal labai gerbia ir mėgsta ten tai, kas jis augo savo laikais ant Džindži kūrybos, ant to mūsų seno, žinai, tos antros bangos, taip sakysim, hip-hopo. Pirma banga, ten Uzi, Pompa, ten kas ten buvo. Tais laikais ultrarepo visi ten tie, žinai, reikalai. Antroji banga, tai jau 2000-ųjų pradžia, kai pasipylė šiek tiek daugiau ir tie šiek tiek daugiau, tai jie dabar daug kas iš jų arenas renka. Vinilus, jie gyvena kažkaip kitaip. Man buvo malonu pamatyti Vestos gabalą, tą tributą Uzi, bet, žinai, iš dalies net ne tiek iš paties gabalo pusės mane tai palabino biški, o iš tos pusės, kad jaučiasi, kad jos užnugarį yra rimti žmonės, kurie tame vyre ir jai padeda, kad tai yra, žinai, ta prasme, ta vienybė kažkur matosi dabar, žinai, kad padeda jaunam atlikėjui, tarkim, jeigu pažiūrėti į Pijų, gal aš asmeniškai neklausau kūrybos, bet žiūrint šališkai, man patinka tas judėjimas, man patinka, kad seniai prisideda prie vystymosi jaunos kartos, žinai. Matai, ir Pijus ten, ir tokių atlikėjų, ir iš tikrųjų daug, jie, aišku, gal man ne visiškai irgi pačiam patinka tai, kai jie daro ten, būti šio etapo, bet aš žinau, kad tai yra iš tikrųjų puikus MC, žinai, ir jie turi tą supratimą. Ir jie išaugo ant puikių MC, ant puikių grupių, ir galima buvo stebėti ir batlose, kaip jie dalyvauja, ir visa kita. Tai yra puiku ir aš visą laiką palaikau, žinai, ten, mes gatvės lygoje, kai dar gatvės lygoje egzistavo, turėjom daug kalbų, tokių, žinai, ten, tas tą mėgsta, tas tą nemėgsta, žinai, kam čia, žinai, ten švis mes grojam, žinai, nes ten daug labai skirtingų atlikėjų savo kūrybą siuntė ir taip toliau. Jeigu ten pirmano ten kažkokį ten, aš vis dėlto noriu duoti šansą, žinai, pragroti. Ten mantiniais ten labai radikaliai visą laiką žiūrėdavo, žinai, jis ten negal, žinai, ten mane jis ten pagal nuotaiką,
Bet man atrodo reikia ir mes niekad nežinom, žinai. Aš kai savo laiku atsimenu, buvo Spagis. Man jo pirmi darbai totaliai nepatikdavo. Ir kai aš rašiau kažkokius, ir mes iš jo šnekėjom, ir kažkokius ten ir radijoje ten buvo, ten taip toliau, man tai nelipdavo į nieką. Žinai, jis kažkaip taip, nepataikau čia, žinai, toks kaip Bonziko variantas. Daro daug, mixtape'ai, bet tai nebūtinai, žinai, yra, taip sakysim, mano ausiai, nebūtinai tai limpa. Bet tas pats Spagis, po to su laiku, jis išsivystė ir, blecha, ten jau, žinai, malonu klausyti ir žiūrėti. Jo, bet nors pradžia buvo tokia, kuri buvo verta iš dalis kritikos. Bet teisinga kryptimi ėjo, jis klausė tą kritiką, nes ta kritika ir tie komentarai, jie visą laiką yra taip, kaip, nebūtina, žinai, ten įsiklausyti taip 100%. Žinai, ir pradėti, viską dabar keisim, žinai, nes tada išpratėsi, žinai, pagal kiekvieną žmogaus nuotaiką kažką daryti. Gausis kažkoks tai chaosas. Bet kažkokie tokie, žinai, kiekvienoje kritikoje vis tiek, žinai, kažkiek gali savo rasti. Gal iš tikrųjų reikia ten padirbėti su to, gal iš tikrųjų, jeigu ten kažkoks ten kitas, ten, žinau, Danciavo pasakė, kad ten čia reikėtų padirbėti su to, čia gal reikėtų padaryti kitaip. Arba ten, kai įsiklausai, bet nepilnai pradedi, žinai, save privartauti tą progą, žinai, viskas yra gerai. Taip kaip, nežinau, tas pas mūsų Van Bandžius pas tavęs svečiuose buvo. Jis irgi savo laiku, nors ir legendinis atlikėjas, ir mano senas bičiulis, ir dirbo pas mane virtuvėje. Jis klauso, ką jam sako, bet jis ne visą laiką tai daro. Taip kaip man kažkada tai atrodė, kad Bandžiui geriau virtuvėje nedirbti. Ir aš jums sakiau tai porą kartų, jis kitokio temperamento žmogus. Jis yra žmogus tokius lėtos, tokius galvotos kūrybos. Bet jis dirba iki dabar. Be problemų. Trikas jam irgi buvo taip pasakyti. Trikas kaip ir metė dirbti. Viskas yra kiekvienas savaip. Ir vieniems gaunasi ir puiku, kai žinai, jeigu kažkas, aš sakiau vieną dalyką, po to žmogus vis dėlto įrodė ir padarė tai puikiai ir gerai. Taip. Jo, čia man atrodo daug kas priklauso ir nuo ir aplinkos žmogaus, ir nuo ego, nes tarkim labai dažnai aš vėlgi paklausau, tarkim, savo pirmų gabalų, man vapšė šipsina, aš sakau, mes galvojam, mes benginam papolnai, mes nuvarėm ten į tos kultūros rūmus, mus ten įrašinėja senis. Ir po to duoda mums tą kompaktą, kur įrašė, ir mes tokie visi, mes 4 gabalus įrašėm, viso gerai, o visi aplink sako, visa tusovkė aplink sako, jūs gerai varot, jūs labai gerai varot. Tai ir tas ego pradeda, žinai, tu pradedi ant bangos eiti, o aš čia gerai varau, viskas. O senis mums sako, imkit daugiau nebeateikit, žinai. Ir tai pradedi galvoti, aha, reiškia kažkur kažkas ne to. Čia galima tą formulę kaip su moteriam pritaikyti, žinai, nėra nei gražių moterų, yra ten per mažai alkoholio arba ten kažkokių narkotinių medžiagų. Gal iš dalies yra ir hip-hopą galima, arba bet kokiai kitai muzikai pritaikyti tas pats, žinai, kai tu ten esi ten apsvaigęs ar girtas, blembant, čia taip bomba, žinai. Kai tu blaivas pradeda, žinai, valgyti produktą, tada gal jo kažkaip kitaip tai supranti. Taisgi laikais paauglių kultūra, ten, ten visi žinai, ten kažkiek kai gali kažko papūtę ir... Ja. Nors, dabar, kai prisimenu, kartais paklausau įrašus, žinau, senos Amerikos tūsų, kur būdavo. Blemba, atrodė viskas ir tais laikais aфиgenai, žinai, ir dabar, kai paklausai, kaip debiutams ir, žinai, ir didžiai, aišku, ten dar mūsų mažai buvo patyrę. Bet viskas kaip ir labai gerai, ypač kad tais laikais kažkaip visi ėjo tokių labai panašių ritmų. Žinai, nebuvo tokių didelių išskaldymų tarp stilių ir kažko, tai toks jausmas, kad visi klausom tą patį. Jo, bet dar žinai, būna taip, tarkim, aš paklausau kai kurių senų gabalų, tarkim, tas pats amžinatilsi Kipišui, Katlavano, paklausau to paties BDB School, kažkiek lietuviškų tų atlikėjų iš senų laikų. Ir
man gal dėl to, kad aš vyriau tuo metu, bet paliečia tam tikras stygas, žinai, dar kokybė buvo daug blogesnė, ne, dar daug mažiau kas žinojo, kaip teisingai suvesti, įrašinėjai man biški blogesnės aparatūros, bet aš tą muziką galiu klausyti laisvai, man vapšė išvis manęs neliečia tai, kad tarkim, bloga kokybė, ar vokalas groja per garsiai, man tai vapšė nerūpi, aš galiu klausyti laisvai ir man paliečia tam tikras stygas, o tarkim, kaip, man panašiai gali būti, tarkim, mano mėgstamiausi atlikėjai Visockis ir Cojus, ne? Tai aš galiu jų klausyti nuolat ir aš galiu kai kada apsiverkti, nors aš tą gabalą klausiau jau ten 20 metų, aš žinau tą gabalą, bet kartais pagal nuotaiką ateina tas, o kartais paklausai gabalą, jis labai gerai suvestas, jis labai gerai mašinui groja, bet nejauti tos esencijos biški, žinai, būtent to kažkokio prieskonio, to stiebo, žinai, nėra. Tai toks nostalgijos toks elementas yra savotiškai. tą patį Kipišą, kurį minėjom, aš tiesiog mačiau, kaip jis tai kūrė, kaip jis eidavo, žinai, pas Doncę į studiją, tam krūvą kasėčių, šitos nori tą, ten nori čia, kaip jis narašydavo ten, jo, žinai, butelį ten su pilna palangė, kažkokių bombų ir taip toliau, nors už to lango policijos departamentas, žinai, ten, kai visi tai buvo tokie susijimai, kaip ten aptardavo, ten kažkas, ten Kalianas ar ten danciavo, ten darydavo, ten, žinai, muzonus, nes tada nebuvo beatmakerių, žinai, krūvom. Tai kažkokį tai yra taip, tu prisimeni, žinai, ir tai yra iš dalies tokia, žinai, toks nostalgiškas, žinai, jausmas. Taip, tai nebuvo tobulo. Tais laikais, kodėlgi ne, ir dauguma atlikėjų, gal mums kaip klausytojai, tai yra, ir dabar maloniai visą laiką klausosi. Gal pačiam atlikėjai ten, bet, žinai, iš tokį žodį padariau tais laikais ten, čia, žinai, visi dar klauso ir prašo dar dainuot taip ir tos konsus ar dar kažkas, tai, žinai, kaip, nežinau, Lil Crew ten gyvenime dabar neištemps, jaučiu, nei vieną konsą ir nei vieną studiją ten, vienas ten savo darbą daro, kitas savo, ir tai, kas buvo tada, tai iš vis vaikų darželis. Bet tais laikais Lil Crew, tai buvo gan įtakinga ir stipri grupė, ir leido ir už Lietuvos ribų, ir visai kita, ir tiek žmonių išaugo iš tikrųjų, ir tiek rusakalbių atlikėjų. Tiek ir lietuvė kalbių, nes tuo metu vis tiek tas rusiškas repas ir lietuviškas repas Lietuvoje vis tiek ėjo kartu. Jo, ėjo kartu, po to tas, aišku, kažkaip tai taip dingo, atsirado kažkokius tokius terkės, bet čia irgi iš virtuvių atkeliavęs reikalas, iš naujienų ir televizijos ir taip toliau. Lenkų hip-hopas pas mus kažkaip bandė, bet taip, iš dalies yra vienas kitas atlikėjas, bet taip neišskaibė, nors Lenkų atlikėjais mes veždavom savo laikų, čia ir Morų ir taip toliau, ten jie važiuodavo. Dabar tai jau tu nieko netitemsi, žinai, kiek ten prieis tų lenkiškų koncertų. Lenkija gali. Už VVO atskiras dėkui, nes buvo mano pirmas koncertas, mane Paška Rokvanas nutempė į aktorių namuosegi buvo, ne? VVO. Dabar neatsimenu tiksliai. Ten, žinai, su tai koncas ten mamanė daugiau žaisdavo. Jis jau tada jam tai renginiai, ten plus ten didžėjai, ten daugiau tai visi tokie ryšiai eidavo per didžėjinį pasaulį. Žinai, kažkaip tai, nes mes tada keliaudavom ir į Lenkiją, atsimenu, ten ir haliavnų merčio gaut, ir kažkokių tokių dalykų. Plus ten į koncus galima buvo važiuoti, didelį festivalį kažkokie būdavo Lenkijoje, ten ir amerikiečių tokių solidesnių važiuodavo, kai mūsų rinka jiems dar buvo visiškai neįdomi. Tais laikais, o ten jau vis tiek jie ten jau kokie Mob Deepai jau ten galėjo surinkti, žinai, ten didelė salė, žinai, ir plus dar krūva lenkiškų atlikėjų ir visą kitą. Dabar irgi kažkaip, nežinau, dingo ta draugystė su kaimynais. Lenkų turistų krūva, jų atlikėjų ir kažko tai taip, disco polo. Šitas reikalas yra. Čia dabar červenai gitara. Man visą laiką labai patikdavo būtent iš kalbų, kurių aš nežinau, nesuprantu, tai prancūzų ir lenkų repai, bet man lenkų ir prancūzų jie labiausiai patikdavo iš instrumentalų pusės.
kad ant kiek jie melodiški ir įdomus yra. Va, tarkim, mano vienas iš pirmų susipažinimų su lenkų repu buvo VVO, o po to aš išgirdau gabalą Kas tas klimatai. Ir mane užkabino, aš iki šiol tą gabalą, aš turiu kažkokį tą ryšį su to gabalu, aš iki šiol galiu klausyti, atsikeli bent kada ir kartais net galvoju, pradeda grotas klimatai, žinai, labai patinka. Ir aš nežinau, pas mane lenkų repas ir su Smakošu buvom padarę gabalų, man net ir kalba kažkokia labai taip tinka repui, man atrodo, žinai. Matai, pavyzdžiui, aš labai mėgstu lenkišką repą ir vinilą ir viskas iš senų laikų. Ir dabar jau kaip po metų ten tenka ir pabendrauti su tai žmonėmis, ant kurių kūrybos augau, žinai, kurios klausiau. Bet kažkaip tas lietuviškas, lenkiškas repas man, iš dalies man vis dėlto pjauna pirausia. Iki šiol negaliu, vis tiek pas mus yra toks kitokia ta lenkų kalba, kažkoks akcentas toks, o bandymų tų buvo pas mus vienas kitas kaip ir atsirasdavo, bet vis tiek aš klausau ir man tas yra, negaliu iki šiol. O lenkų aš iki šiol mėgstu ir ten ypač jie taip gražiai gyvena ir riebiai gyvena ir nežinau, ten koks OSTR-as, jis ten surinka tokios arenas, ten ir visą kitą, jis ten, ir tai festivaliai visur, ir vinilų lentyna pas mane ten, lenkų ten yra vien lenkų kalnas, nes jie dabar perlinė visą savo klasiką. Tai, kas kažkada tai 20-ųjų, ten vos nepradžioj, žinai, ten jie leisdavo, dabar tai yra galima gauti ant plastikų jau normaliai. Rinka gyvena puikiai. Prancūzai, man atrodo, iš dalies net geramiau. Prancūzai ten dabar ir savo tokį tą... Nors yra irgi ten tų klasikinių skambesių, bet ir daug labai tos naujos kartos elektronikos tokius savotiškus. O šiaip keliaut po pasaulį ir lyst ir kiš savo nosį į kažkokias jų muzikinis. Pavyzdžiui, man Tailandė, kiek pragyvenau, aš taip ir neradau kažko tai, kas man labai patiktų. Aš tai jau taip bandžiau ir mažus keišopus ir taip toliau, ir didelis jų vardus. Bet tas toks retas ir ne visą laiką skanus, žinai, gal dėl to, kad kalba yra toninė. Tai repuotai yra nelabai lengva, kai tas pats žodis skirtingų tonų reiškia, turi visiškai skirtingą reikšmę, žinai. Tai kai kur tiesiog pjauna, o japonai puiku, ten kiniečiai ten puiku, žinai. Japonus, sakyti, dabar mėgstu ir jų šiuolaikiniai, žinai, kažkokie trepai ten ir taip toliau, jie veža tą tokią energiją tokią kitokią. Jo. Jo. Kanadoj O kalbam dabar... Dovanok, pertraukiau. Kanadoje gyveni. Kanadoje kiek ir to pačio šiuolaikinio, bet ir kokie yra, nežinau, ten bangato, žinai, tokio gero, tokio ant senų standartų paremto hip-hopo. Ir taip su malonumu klausyti ir pato, kai pradedi, žinai, ten su laiku damytis, supranti, kiek to seno hip-hopo, kur mes, nežinau, ten Swollen Members ar dar kažkas, tai ten, tai iš tikrųjų Kanada, ten, žinai. O dabar nauja karta, ten koks Daniel San, tai aš galiu jo albumus klausyti. Vyrukas taip veža, žinai, nors gyvena kažkur ten, žvejoja savo ramiai, savo, žinai, ežeriukė kaime gyvendamas, o po to važinėja kažkur po visą pasaulį, žinai, ir ramiai su savo trainikais varo į sceną be jokių ten bling-blinkų. Jo, Kanada turi iš tikrųjų daug tų atlikėjų, kurie buvo tam tikrų metų nukeliavę į štatus, ieškoti savo laimės, bet, tarkim, iš tų, kas dabar lygia, man buvo savo laiku labai patikęs toks Chaos iš Toronto, įdomus, bet kažkaip greitai pabodo, bet Swollen Members man iš dalies patiko irgi, bet dabar man labai patinka toks personažas atlikėjas Snack the Ripper. Iš Britų Kolumbijos, jis kartu su Merkulėsu, su 100 Mad darė kartu projektus, o man, kadangi 100 Mad, tai viskas, kas susijęs su Onyxais, man labai įdomu. Man
be abejo, Wu-Tangai yra legendinė grupė, Tupacas yra turbūt man mėgstamiausias reperis, bet va, su Onyxų muzika galėčiau gyventi. Man va, patinka ta banga, tas ir energija, ir jų pats požiūris, ant kiek jie iš tikrųjų platina tą repą, keliauja po visą Europą, turi fitus su slovakais, slovenais, lenkais, rusais ir keliauja. Pirmie atvažiavo į Rusiją tada, ne, į Rostovą na Donu. Kai Kastojus. Europai kažkur. Ten daug kas iš jų ten, nežinau, tas pats Afūra ten, kuris ten Pragoje, ten Jeremy Damage'ais, atsiprašau, ir Europoje ten daug kas kaip. Ypač, kad, žinai, pastarėjai keletą metų yra toks savotiškas prisikėlimas to, žinai, bumbapinius sairos. Ir kai kurios leidybinės firmas gyvenantį vien iš to, kad jie iškrapšto kažkokius senus bumbapinius albumus, kurie kažkada tai gal leidybinė firma buvo neįdomus ir jie dabar tai paėmė, jie dabar tai išleidžia ir puikumėlį, žinai, jeigu atsirastų, pavyzdžiui, pas mus, tai man atrodo su mielu noru, žinai, aišku, gerai, kad ten, ačiū labai, kad sindikatas savo albumus perleidžia, žinai, kad visi seniai atsiranda, kažkiek pagerina, ten vis tiek kiekvienasgi savo kompį jaučiu ar hardai kokiam turi, ten to, kas savo laiku ten nepateko, žinai. Ir vat ant tos bangos tiek daug tų senų atlikėjų, jie taip dabar taip vėl kažkaip ten, jie vėl atsiranda ten ir tiek tos produkcijos yra, galima vienam to ir gyventi. Jo, aš net kai buvau į Angliją nuvažiavęs, Kanadui taipogi matosi, kad net ir, matai, žinai, dabargi populiaru su kolonėliam vaikščioti, kai laukia esi, kolonkę nešioja, ne, ir klausai muzoną. Ir be abejo, daug kur groja ten naujoviška muzika, bet taipogi matai labai jaunus žmonės, 14-15 metų ir jie praeina ir tu taip, čia žmonės iš po laiptų, people under the stairs, ne, opa. Nieko, nors man negaliu pasakyti, kad aš pats klausyčiau tos muzikos labai daug, bet man malonu tai girdėti, žinai, kad apeina ratą, kad nauja karta susidomėjus tą seną muziką. Ir va, kai į Angliją buvau nuvažiavęs, labai daug žmonių, ypač va, į Angliją pažiūri į koncertus, va, Zulu Rokuanas nuolat varinėja į koncertus dabar, ne? Visi ir seni, ir nauji atlikėjai, ir va ta bumbepo banga, ta 2000-ųjų biški naujoviškesnių skambesio banga ateina, grįžta, žinai, ir labai įdomu tai pažiūrėti. Ir, nu, ir aš negaliu pasakyti, aš tikiuosi, kad Lietuvoje tas pats būtų, nes Lietuvoje, kaip pasakyti, man atrodo, mes tą kaip bumbapą tai Lietuva, tai praleidus biški yra, žinai, to lietuviško bumbapo. Dabar man malonu, tarkim, matyti Ukmergės Zoo su Robu. Jie kartu juda ir daro va grinai bumbapą, man uogelę, kaip Ukmergės Zoo daro bumbapą ir Robas, čia kažkas kosminio man asmeniškai. Nors man bumbapas asmeniškai nelabai patinka, žinai, klausyti, va tiesiog per visą dieną, tarkim, sėdėti klausyti bumbapą. Aš aplamai nesu melomanas, žinai, man muzika, iš tikrųjų muzikos mažai klausau. Gal tai yra blogai, gal gerai, nežinau. Bet va, matau, pastebiu, kad tas bumbapas vis dėlto jis yra išfiltruojamas ir grįžta, žinai, po biškį. Nu taip, taip turėtų būti, žinai. Žinai, kam ten dviračius kartais išradinėti.